Sveiki, esu Gediminas Muižis, esu medžiotojas ir kaip keletą pastarųjų metų, rugsėjo mėnesį porą savaičių aš praleidžiu savo tėviškėje, Joniškyje, gaudydamas elnius. Kaip man sekėsi? Žiūrėkite šį video iki galo ir viską sužinosite. O geras. Žangės. Aha. Kūrėme. Bet kokie karčiai. Toks jaunas, bet tokie karčiai. Na kągi, pirmas rytas buvo visai neblogas. Būčiau patinęs su 4 patelėm ir 2 jaunuolius, su pirmais ragais. Bet laukia rūkas. Su termometrius gerai, bet rūkas ir negalėjau tinkamai apžiūrėti, vertinti. Lyg taip pagal viską turėtų būti selekcinis, bet matysim, gal kitą rytą pavyks apžiūrėti. Girdisi 4 patinai per mišką, vienas tai labai brandus, bet ten neprieisiu, ten per tankus miškas. Na, o toliau bandau persikelti į kirtavietę, pasižiūrėsim, gal ten kas nors sugrįš. O mano nužiūrėtas jaunuolis šneka patelės gainė. Tai
Tai pasižiūrėsim, gal jis man dar kažkur išlys. Na ką, apibendrinus. Pirmas rytas visai smagus. Mačiau vieną gerą patinėlį, gražų patinėlį. Nežinau, nespėjau žiūrėti per rūką, kas ten per ragai. Bet kaip žinot, jeigu nematai ragų, nešauk. Tai pasižiūrėsim, gal pavyks kitą kartą jį pagauti. O dabar pirmam kartui tiek. Pirmos dienos vakaras. Keliauju į šviežią biržę. Rytą tėtis buvo toj pusėj. Girdėjo būbent elnę. Gal balsą nieko ypatingo, bet norėtus pasižiūrėti. Gal jaunas selekcinis. Matysim, kaip pasiseks. Šiandien oras gan šiltas. 25 laipsniai dabar. Yra žiauriai per daug tokiam metų laikui. Bet žiūrėsim. Lygtais atrodo, nors labai šilta, bet atrodo, kad ruja po biškį įsibėgėja. Veiksmas vyksta. Matysim, kaip šį vakar seksis. Na ką, pirmas vakaras baigėsi. Jau mašinoje. Veiksmo buvo, gal truputėlį kitokio negu tikėjausi. Toje biržėje, kur sėdėjau, tai buvo tik tais elnio patelė su jaunikliu. Pasirodė ir dvi stirnos. Veiksmo jokio, išskyrus tai, kad būrys ančių nusileido vidury biržės. O šiaip, jau grįžtant, jau po 9 nusiėmiau, jau grįžtant link mašinos, būrelis elnio patelių, 8 kartu su jaunikliais, vidury lauko ganės jau išėję ir pro mane gan netoli, 130 metrų praėjo jaunuolis elnės. Jo patelės išėjo iš kitos biržės, jau maitintis, o patinas liko saugot savo teritoriją. Tai va, tai dar toliau girdėjosi kitoje miško pusėje dar vieno patino balsas, bet tai va, du patinėliai. Ar čia dėl to, kad oras labai šiltas, ar dėl to, kad šiandien pilnatis, bet veiksmų mažai. Tai va, tai pirma diena baigėsi taip. Antra diena, antras vakaras. Šį rytą praleidau, nes naktį prilijo, tai rytą nebuvo prasmės važiuoti. Tai nusprendžiau pataupyti jėgas būsimo medžioklėm. Šiandien dieną išnaudojau, pasistačiau dar vieną bukštelį. Šviežioje biržai. Pasižiūrėsim, čia irgi žvalgyba naujoje vietoje. Pažiūrėsim, kaip veiksmas. Vėlgi oras šiandien be proto karšta. 26 val. Vakaro. Ir man įsivaizduoju, ar bus koks veiksmas ar nebus. Pamatysim. Baigėsi antra diena. Kaip ir buvo galima tikėtis, labai daug veiksmo nebuvo, ir pilnatis, ir toks oras. Tai girdėjau tik tais 2 balsus. Vienas atrodo rimtesnis,
betoli, o kitas jau matos ar lydėjo patelių haremo, ar kaip jau buvo tas patelių suvarnėjimo garsas, taip. Ir grįžtant, elnio patelė mane plojo, taip kad nieko doro. Šiandien nauja biržė nepasirodė labai ir turtinga, labai svetinga. Turėsim gal kitą dieną seksis geriau. Trečios dienos rytas. Oras gal šiek tiek pravėsu. Dabar 17 palyginus. Ir pilnatis velniškai šviečia stipriai. Nežinau, pakeliui su termovizoriam sužiūrėjau, kažkaip nėra daug žvėries laukuose. Tai bandysiu šiandien sėlinti į palaukį, pasižiūrėti, kas lauke dedas, kol kad per mišką važiuojant balsų nebuvo girdėti. Nežinau, labai matyta pilnatis visus labai gąsdina. Kokie rezultatai. Apžiūra palaukiai nebuvo labai sėkminga. Buvo 2 patinėliai. Nes išėjo iš miško priešais mane. Bet buvo 120 metrų ir buvo dar per tamsu. Mačiukas su ragais, bet kas toks negalėjo pasakyti. Ir jis nuėjo nuo manęs, suėjęs kaip tik į mano pusę. Jie visa bandelė. Ten buvo gal kokie 4-5 patelės ir patinėlis. Balsą rodė. Nelabai stipriai. Bet visi nutolo nuo manęs. Prieš vėją. Taip kad dabar bandau grįžti į mišką. Ir bandysiu gal kirtavietėj ką nors sulaukti. Keletą balsų, kurie girdėjau kirtavietėse. Pabandysim pažiūrėti, koks veiksmas bus tenais. Na ką, daugiau elnių man apžiūrėti šį rytą nepavyko, nes kai grįžinėjau link mašinos, pasigirdo šūviai. Draugas, kolega irgi šį rytą medžiojo, tai ką visai sėkmingai šerniukų pagaudė. Tai va turim šerno patelę, gana mažą, ir dar 3 jaunikliai, šiemetukai. Tai ką, rytas atrodo bus darbingas. Trečios dienos vakaras. Einu į kitą vietą. Tėtis yra girdėjęs tokį rimtą balsą. Gal pavyks apžiūrėti, gal pavyks prisikviesti. Matysim, šiandien bus tokia sėlinimo taktika, sėlinimo medžioklė. Bandysiu klausytis ir įdėti tą pusę, kur rimuoja, ką balsas rodys. Irgi toj vietoj nesu buvęs, kurį laiką nežinau, nei kas miškas, ar yra kokios kirtavietės, ar kas. Šiandien bus grynai tokia žvalgybinė medžioklė. Matysim, gal pavyks ką nors prisikviesti, apžiūrėti. Pasirodysim rezultatus vakare. Oi, velne. Neišlaukiau ir turėjau pokalbį, kaip 1,5 valandos kalbinau elnią. Pagal balsą atrodo neblogas lėktis prie spartis. Ir jau visai buvo arti, gal 30-40 metrų. Visai prie pat buvo ir stovėjau biržės pakrašty ir gan toli mačiau, bet tiesiog jis jau man buvo per arti ir aš jau truputėlį kitą vietą nueiti. Galvoju, bus truputėlį geriau, bet
Tai buvo klaida ir jis vėliau atėjo manęs ieškoti. Ir atsistojo iš tokių eglučių ir aš tik mačiau dalį vienos karūnos. Ir viskas, jis dar šnekino mane, kalbino, bet nepavyko man jau normaliai nei apžiūrėti, nei sumedžioti. Palikau jį dar Biržiai išeinantis, dar kalbino mane, dar šnekino. Bet apmaudu, kad truputėlį pritrūko kantrybės ir būtų buvę, bent jau būčiau apžiūrėjęs. Dabar tiesiog taip arti buvo. Atrodo ir balsas geras ir viskas. Nu dėja, nepasisekė šiandien. Tai ką, bandysim laimę kitą sykį. 4 dienos rytas. Važiuoju į mišką. Bandysiu prisėlinti tą patį elnią, su kurio vakar šnekėjausi. Eisiu truputėlį iš kitos pusės, ten dar yra susisiekianti švieži Biržė, gal pavyks į tenais ištraukti. Tai žiūrėsim, kaip šiandien seksis šį rytą. Biški šilta, 17 laipsnių vis dar. Dar pilnatis. Tai pasižiūrėsim, ar tai turės įtakos ar ne. Bet pabandysim laimę šį rytą. Rytas nebuvo labai turtingas. Buvo balsų. Buvo keletą balsų. Rimojo tas, prie kurio ėjau. Jis buvo daugmaž toje vietoje, kur ne visai toje vietoje, kur tikėjęs. Buvo šiek tiek tolėliau už Biržę. Biržė šiaip iš tikrųjų puikiai. Pakankamai dar neapžėlus, toli galima matyti. Bet jis buvo per giliai lindęs į mišką ir į kitas elnes šnekino. Matyti jisai aną elnę bandė provokuoti ir jisai iš tikrųjų nutolo nuo manęs. Tai bandžiau dar šnekinti, bet matos jis nelabai reaguoja. Ar čia ir po vakar, ar dėl to, kad kiti elniai šnekina, tai kažkaip tais prisišnekinti arba netgi paerzinti. Nepavyko balsai, jie baigės prieš 6. O tokiu metu net ragų žiūrėti, vertinti nelabai įmanoma, kad viskas šiandien baigės ganėtinai anksti. Na ką, yra kaip yra, žiūrėsim, ką atneš vakaras. Na kągi, 4 vakaras, bet sprendžiu, kad keliausiu tą pačią vietą kaip ir šį rytą. Tą naują
biržę, šviežią biržę. Visgi pabandysiu pasižiūrėti, gal pavyks ir šiandien prisikalbinti tą elniuką. Gal bent jau pavyks jį apžiūrėti. Na, jeigu tinkamas, gal išsimedžioti. Toj vietoj dar aplink yra dar 2 patinai, balsai rimti. Na, jeigu su to nepavyksta, gal tada keliausiu kitų apžiūrėti. Tiesiog nežinau. Nėra po šio ryto, nėra didelio įkvėpimo, nes ne visai žinau, kur čia dabar keliaut, kur didesni šansai ką nors pagauti. Pasižiūrėsim, kaip šiandien seksis. Kągi, mano planas neišdegė. Toj vietoj, kur tikėjaus, tai biržiai nebuvo jokio veiksmo. Bet norėjau pereiti į kitą vietą, nes girdėjau netoliese balsą, kol aš iki jo priėjau, jis matyt nutolo, nes toj vietoj, kur aš tikėjausi rasti jo nebuvo. Ir nuo to laiko stojo štilius. Dar biškį bandžiau paerzinti, kai aš nekėjau ir stojo štilius gerą pusvalandį. Ir nusileidau saulei. Ir tada po kokių 8-15 minučių po saulėlydžio prasidėjo veiksmas. Girdėjau kokius 8 skirtingus balsus, kas yra smagu. Ir jie gan arti vienas kito. Dar mačiau porą jauniklių. Kelią kirto, tai yra geras ženklas. Reiškia, jog patelės pradėjo rujoti. Tai greičiausiai dėl to toks suintensyvėjimas šį vakarą balsų. Bet jie visi tokiam dideliam sužalinė, ten neįmanoma tyliai prieiti, o be to vėjas labai nepalankus, bent jau toj vietoj. Tai nežinau, ką čia reikės ryte daryti, gal per naktį ką nors sugalvosiu. Kągi, 5 rytas. Graži pilnatis. Matas vėsoka, 14 laipsnių. Panašu, kad didžioji dalis elnių išėjo po lauke. Bandysiu sėlinti. Nežinau, čia labai prastas išėjimas. Traukia mišką, sugadino kelią. Tai kaip nors. Ir žiūrėsim, ką pavyks pagauti. Taip, pagaliau pavyko pagauti pirmą trofėjų šį rytą. Deja, išsikrovė akumuliatorius, nespėjau visko įamžinti. Bet pavyko sumedžioti pirmą laimikį. Gan gražus patinas. Pavyko išsėlinti po laukę. Sekiau vieną jaunuolį, kuris įlindo į biržę, kurioje buvau pirmą vakarą. Ir ten radau tą tokį brandų patinėlį. Šūvis pavyko, gan netoli nubėgo, bet į tokį šimšalyną ir gan teko pavargti, kol ištraukėm. Tai va, dabar kol viską išsitraukėm, susitvarkėm jau ir prieš piet, taip kad medžioklė pavyko, smagu, pagaliau po tiek laiko pirmas laimikis. Kągi, reikia eiti truputėlį atgauti jėgų, laimingas, pavargęs, reikia pailsėti ir ieškoti toliau mūsų gražių trofėjų. Kągi, dieną šiek tiek pailsėjęs, keliauju vėl į mišką. Šiandien vėl bandysiu eiti į tą kirtavietę, kur susistačiau kopėčias. Toj vietoj, kur kelias dienas prieš tai medžiojau, manau, reikia duoti
šiek tiek pailsėti, jau per daug dažnai toj vietoj lankaus, tai gal šiek tiek ramybės tenais. Vėlgi šiandien, aš suprantu, kažkokia nesąmonė, 25 laipsnių šilumos šį vakarą, vėjuota, gan stiprus vėjas, taigi šansų nedaug kažką šiandien pagauti, bet bent jau noriu patikrinti, kas gera toj vietoj. Šiaip kirtavietė atrodo daug žadanti, bet reikia pasižiūrėti, ar iš tikrųjų ten bent kažkoks veiksmas vyksta. Kągi, pasižiūrėsim, kaip išseksis šį vakarą. Baigėsi mano medžioklė šį vakar. Mano nuostabai gan neblogai. Mačiau tokį jaunuolį, 5-5, gal kokiais 3 ragais. Tai visai šalia praėjo, man iš nugaros iš kvartalo išlindo, pasivaikščiojo toj biržiai. Netgi bandėme kenti, tai visai nieko, porą sternyčių mačiau. Ir dabar grįžtant pievą elnio patelę vaikštinėje. Išėjau dar į miško palaukę, patinėlis jaunas, gali būti, kad tas pats, kurį ir mačiau, nes būtent į tą pusę ir nuėjo. Irgi jaunas balsas. Per tamsų nesimato 300 metrų, bet įdomu vyksta. Mano nuostabai priešais bokštelė, tai aišku toliau miške kažkoks patinas rodo balsą šitoj pusėj miško. Pirmas toks rimtesnis balsas, kurį girdėjau šį vakarą, tai kad visai nieko. Vakaras nusisekęs, reikia pailsėti šiandien ir žiūrėsim, ką rytojus rytas mum atneš. 6 rytas, šiandien su kolega atvykom į kitą mišką. Turim dar vieną medžioklės plotą kitam rajono kampe. Bandysim patikrinti, kokia čia situacija. Vėjuota, tai gan stiprus vėjas, tas palanku sėlinti, bet nežinau, kiek bus girdėti balsų. Mėnesiena dar šviečia, tas reikia kažkiek tais duoda vaizdo. Matysim, kas čia šiandien bus, kokia situacija. Palaukė, pasirodė tuščia, čia nebuvo elnių, 5 stirnaitės, lapė, 2 sūrinį. Matau, ten dar kažkokie gyviai yra miško gale, bet ten kažkokie kilometrų. Tai bandysiu eiti. Čia yra toks pravalytas kelias pagal griovį vidury miško. Ten yra mėgstama žvėrių migracijos takai, nes būtent dabar ateinant baidžiau elnio patinį. Girdėjau, kaip nubėgo ragais tarškindama šakas ir šalia buvo patelė. Tai jie čia mėgsta migruoti per tą vietą. Čia to pavyks, ką nors įtykant, grįžtant į miegojimo vietą. Jau rytas, jau visai prašvito. Grįžau į tą vietą, kur mane paleido, bet girdžiu riaumojant elnią. Jau tokiu šviesoj, tai pabandysiu pasižiūrėti, kas ten toks per vienas. Na kągi, pabandžiau prisėlinti. Mačiau tą elniuką, bet jis perbėgo tiesiog per kelią, pabandžiau paremoti. Buvo su 2 patelėm ir jaunikliu bent jau. Ir taip nuo manęs pabėgo biškį išilgai kelio. Nespėjau raugot žiūrėti, bet nieko įspūdingo, bet tiesiog čia gal reikėjo kitą taktiką pasirinkti, kad tiesiog laukti, kol jis vis tiek turėjo pereiti šitą kelią, jie keliauja iš palaukės į pelkę nakvoti, tai jis būtų bet kokiu atveju. Tai iki žinosiu.
Smūgiu. Šokas. Aha. Kūrėme. Bet kokie karčiai. Toks jaunas, bet kokie karčiai. Matai galingas pakaruminas gražas. Aha. 5 metų. Na. O, gražuolės. Jis sužaidėms kažką. Nu, pasaka. Bet toks keistas kažkas. Nu, bet ko jis nebėga. Mumis mato šuo. Šuo yra ir niekur nebėga. Geras. Šilapseiks. Ne, nu viskas su juo gerai. Aфиgenai. Kiek čia, kokie 30 metrų? Kiam? Na, karūnas, o visas. Nu, Jėgas. viskas gerai, nu, viskas tvarkingas. Pilietis ir šalia. Nu, va, kur mūsų didvyris. Va. Kietai, ką? Kažkoks įsižiūrėjęs pastovi. Na ką, ko laukia mašinos, va su kolega girdėjom dar remuojantį, biškį pasivaikščiau su šuniuku ir pakėlėm elnę. Jo, toks vaizdelį patys matėt, nu visai šaunus, rytas. Nors ir be grobio, bet nuotaika abiem puikiai, tai rytas pavykęs. Na ką, baigėsi pirma savaitė, šiandien 8 diena. Vakar buvo prastas oras, lietus tiek naktį, tiek vakare. Tai nevažiavom, šunį pažiūrėjom, draugo pirtyje, tai tokia mažytė pertraukėlė nuo medžioklių. O šiandien oras visai geras, kaip ir giedra, plus 16. Bandom gauti kol kas, čia kol susirašym į lapą, jokio veiksmo nesigirdi. Dažnai šitoj pusėje, dabar toks ištilius būna, tai ką, žiūrėsim, ką šiandien pavyks pagauti. Na ką, baigėsi rytinė medžioklė. Žvėrių mačiau nemažai, buvau išėjęs į palaukę, toj pusėje buvo visiškai tylu, jokių balsų nesigirdėjo. Mačiau 3 pateles su jauniklio ir 3 patinėlius, 2 iešmaragiai, 3, manau, antrametis, ragai tokie neįspūdingi nieko, bet neselekcinis. Taip, patelė mane užuodė, nubėgo ir kitoj laukymės pusėj buvo išlindęs jau atrodo brandesnis patinas, taip kad jinais su būreliu kitų motidelė patelė atsirado ir nusivedė. Tai ten įdomesnis jo patinas, bet nespėjau jo nei pamatyti. Mažiau to iš toli, bet įvertinti kažką tais nepavyko, tik matas, kad sprandas didelis ir karčiai tamsus. Tai jos grįžus prie mašinos už poros kvartalų pasigirdo balsai, girdėjau 2 patinėlius. Nieko įspūdingo, bent jau iš balso. Tai, kadangi šiandien yra kitų reikalų, tai baisiai ir nesiveržia pas juos, tai gal kitą sykį pavyks aplankyti, pasižiūrėti. Na ką, buvom biškį pertraukėlė, šiek tiek edukacinė programa, šiek tiek laiko su šeima praleista. Dabar vėl atgal į medžioklę. 8 diena, vakaras, kas šiek tiek vėjuota, vis dar šiltas, sakyčiau, 21 laipsnis. Nežinau, prieš kiek kolegos pasakojo, o čia šiandien rytą vakare baisiai didelio veiksmo nėra, kažkokių balsų nesigirdi. Tai žiūrėsim, kaip čia šiandien seksis. Na ką, nieko nepagavau šiandien, bet Biržai patoje nieko nebuvo, buvo visiškai tuščia. Na, išeinant atgal iš Biržės į Palaukę,
Man reikėjo per lauką palikti ir reikia mašinos nueiti, palaukė jau buvo elnio patinas su 2 patelėm ir jaunikliu. Truputėlį per vėlai išėjau, negalėjau ragų žiūrėti, buvo pakankamai geras atstumas, 100 su trupučiu, bet jau per tamsų žiūrėti ragus buvo nieko įspūdinga, manau, ten 5-5 maksimum, bet nieko nespėjau apžiūrėti. Tėtis girdėjo kelis rimtus balsus, tai bandysim apžiūrėti rytoj ryte. Šį rytą buvo labai prastas oras, vėjuota, lietus, visą naktį lijo, tai nusprendžiau nekeliauti į mišką, praleisti rytinę medžioklę, nes šansų mažai, o šiandien vis tiek, kadangi laisvesnė diena, noriu truputėlį patyrinėti mišką. Toj vietoj, kur vakar gyvėjom, riaumojant, kur tėtis girdėjo riaumojant elnius 2, noriu patyrinėti tą miško vietą, ten seniai bebuvęs, ten labai prastas miškas, privirtę medžių, apaugę, ten aš nežinau kaip, jeigu tam sumedžiojus, net neįsivaizduoju, kaip iš ten reikėtų išsitraukti žvėrį, bet iš principo, kadangi laisvesnė diena, noriu patyrinėti tą mišką, kas ten, bent jau tą mišką atrodo. Tai tiesiog tokia žvalgybinis žygis šiandien. Na kągi, pasivaikščiojimas buvo daug sėkmingesnis, negalvojau, kad bus. Neapėjau viso maršruto, bet priėjus man žinoma jaunuolyną, prasidėjo baubimas. Pradėjo baubti, buvo po 11:30 gal, visai netoliese, iki 100 metrų. Pabandžiau paprovokuoti, kažkiek jisai dar su manim kalbėjęs iš pradžių, bet gan pasyviai, matyt nesudomino šio ar neišgąsdinau taip. Tai po kiek laiko jis nurimo, bandžiau eiti tiesiog apeisiu tą maršrutą, kurį buvau suplanavęs, bet tada jisai atsivijo patelę tiesiai ant manęs. Ten buvo tankus krūmynas, aš tik spėjau žiūrėti patelę ir šiek tiek mačiau jo ragus, nežinau, spręsti labai sunku, nes tai viskas buvo per brūzgynus judesį, bet ragai pasirodė gan įdomus, šakos ilgos, patys ragai stori, buvo kokie gal 20 metrų, bet tiesiog tarp tokių lazdynų nelabai ką pamačiau, dar bandžiau sėlinti į jo rujavietę, bet jis, man rodos, ar mane pajuto, ar tiesiog dabar jam poilsio metas, nes jis tolo ir nutolo. Tai ką, tai pasivaikščiojimas visai pavykęs. Praeiti čia iš tikrųjų galima netgi daug geriau negu aš tikėjausi, yra ir blogesnių vietų šitam miške, tai taip kad reikės dar pabandyti sugrįžti vakare. Nu ką, iš tos dienos vakaras, bandom eiti šiandien dviese. Grįžtu tą vietą, kur per pietus mačiau elnetą jaunuolynę, eisim kartu su tėčiu, bandysim tą taktiką, aš bandysiu baubti ir bandysiu jam užvesti. Pasižiūrėsim kaip gaus, dar niekada nesu tokia bandęs, pasižiūrėsim kaip pavyks. Planas neišdegė, nes to vietoj mus pajuto patelės dar nueinant, prieėjus tą biržę. Ten veiksmo nebuvo, bet tai iš ten palikau, bet jis nieko nematė. Bet visai netoliese, to vietoj, kur pasistačiau kopėčias, prasidėjo veiksmas. Aš ten patiliukais nusėlinau čia, kur per kvartalą. Ir ką, buvo 3 rimti patinai. Bandžiau provokuoti, kažkaip ištraukti nepavyko.
Mačiau 2 satelitus. Tokie lyg ir selekciniai. Va, ir mačiau tą, kur rimčiausiai balsų dainuoja. Bet toli, kokie 200 metrų. Jie buvo po 8, jau tokia prieblanda. Ragų rimtai nežiūrėjau, bet atrodė įspūdingai tiek, jau mačiau. Nežinau, dabar palikau įdainuojantį. Bandysiu ryte grįžti ir pasižiūrėti. Gal pasiseks labiau. Šį rytą čia naktį gan stipriai lyja. Vėjuota buvo ryte. Bet vis tiek išvarėm. Nors ir toksai prastas oras, bet rujai šiandien vyksta pilnu tempu. Ir tas pats elnias, kurį palikau žiemojant, tai tik kaip lietus nustoja lyti. Pradėjo dainuoti. Tie patys 3 elniai. Taip pačiu teritorijoje rėmuoja. Nuėjo į bokštelį su tamsa. Tai Biržiai dar 3-4 patelės buvo. 2 satelitai. Tai pavyko lygtais apžiūrėti tą vienorėlį. Nieko lygtais. Nežinau, gal dar nešaunamas. Ten ilgos karūnos. Gerai apžiūrėti nespėjau, dar tamsu buvo. Ir laksto išskirniai. Nelenda į lauką. Palibirtis pakraštį duodas ir viskas. Bet buvo šūvis, tai atsakė. Šovė kažkokį gerą. Eisim miškos. Bandau eiti prie to elnio, kur vakar žiūrėjau į tą pačią Biržę, kur bokštelis yra. Rytas atrodo neblogas, plus 11 giedra, lengvas vėjukas. Jau girdis pirmi balsai rajojantis. Tai pasižiūrėsim, kaip šiandien seksis. Na ką, rytas buvo nuostabus, kupinas įspūdžių. Pagautas nuostabus trofėjas. Aš jau nebeturėjau jėgų padaryti įrašą, bet šauniai pavyko ir įsitraukti, nors tokia vienuolinė užlipo, labai gražus trofėjus, man patiko, taip kad viskas labai greitai operatyviai sutvarkyta. Šiandien nusprendžiau duoti poilsio tam mišką, važiuoju į kitą, patikrinti žvalgybą, pasižiūrėti, kas kitam miškelį dedasi, tai pasižiūrėsim, ar čia yra kažkokios gyvybės, nėra. Rezultatus sužinosim vėliau. Kągi, šitas vakaras buvo visiškai tuščias. Mačiau gal tik 3 stirnytės ir tai su termovizorium toli ant lauko, tai visiškai tuščiai, jokio garso, jokio veiksmo, nieko čia nevyksta. Tai šis vakaras toks. Einam patikrinti tą tokį gerą elnę, kur vakar ryte mačiau, ant kurios sėlinau ir kaip pagavau vakarykštį trofėjų. Oras pakankamai palankus, giedra, yra vėjukas, kas gerai biškį maskuoja garsus. Einu į tą pačią pievą miške. Pažiūrėsim, ką pavyks bent jau apžiūrėti tą įdomų trofėją, kur vakar mačiau. Miške esantį pievą pasirodė tuščia. Ten jokio veiksmo nevyksta šį rytą. Gal dėl to, kad vakar mano šūvis ir elnias išgąsdino, bet toj pusėj veiksmo nėra. Už kvartalo girdisi vienas balsas, nieko įdomaus, bet galvoju, gal nueisiu paerzinti. Pažiūrėsiu, kas už to gausis. Nepavyko man prisėlinti prie to elnio, kurio norėjau. Ten
upelis eina ir aš neberadau, pamiršau, kur ten yra brasta. Tai nepavyko man ten iki jo nusigauti. Atvažiavau kitą vietą, atvažiavau į bokštelį, kur pasistatė ant linijos. Tai visai nesenai praėjo raguotas 3 ant 3. Tik jis matyt jau buvo mane pajutęs labai greitai. Praėjo, nespėjo net šalto pakelti. Medžioklė vyko, bet ne tokia turininga, kaip aš tikėjau šiandien. Žiūrėsim, ką vakaras atneš. 14 dienos vakaras. Bandysiu vėl eiti apsižiūrėti. Arba bent apžiūrėti tą rimtesnę elnę, kur prieš kelias dienas mačiau. Ir šiandien eisiu tą pačią vietą. Arba bent jau toj pačioj zonai. Pabandysiu pasižiūrėti, kuris ten tas rimtas elnes, kuris čia migruoja. Visgi rytą, kur girdėjau, aš manau, ten buvo tas pats elnes. Tik jis ir kažkaip pasitraukė kitą pusę po šūvio, po elnio traukimo. Pasižiūrėsim, ar pavyks jį šiandien aptikti ar ne. Pavyko man rasti tą elnio vietą. Jis jau pradėjo baubti dar prieš 7, dar iki saulės laidos. Pastoviai ten baubė. Bet dėja, man nepavyko užsiimti geros pozicijos, kad jį apžiūrėčiau. Mačiau iš toli gal 250 metrų ten nendrėse. Tik tais ragus mačiau. Ragų viršūnės, bent jau viršutinės šakos. Gan įspūdingai atrodo. Kiek ten jau ar 3 ar 4, jau nebežiūrėjau. Galiu paerzinti, pavyko lygtais išsitraukti biržę, nes ten šalia tokia biržė yra. Bet aš tiesiog buvau pasitraukęs iš tos vietos, kur riaumojau ir nebepavyko man jo normaliai apžiūrėti, vėl tam sunku. Bet bent jau pasiduoda provokacijai, tai pažiūrėsim, kaip ryte su juos seksis. O dabar dar įžiūrėjau tą pievą miške, tai gražus vaizdelis. Stirnas maitinasi ožių briedas. Ten patinis apitelė, jau sunku pasakyti, tas termikas gražiai atrodo. 15 diena. Bandysiu prisėlinti prie to dainuojančio elnio, kur vakar bandžiau prisėlinti. Bandysiu šiandien iš kitos pusės prieiti, nežinau, niekada iš tos pusės nekeliavau, nežinau kaip pavyks, rytas 17 rodo, šiek tiek vėjuko yra, tai tas turėtų padėti, nes ta vieta miško man visiškai nepažįstama, tai pasižiūrėsim, ar sėkmingai pavyks prisėlinti. Medžioklę baigęs, nepamačiau aš to elnio, kurio tikėjau. Šiandien jis neriaumojo arba labai silpnai. Jis buvo daugmaž toj vietoj, kur vakar jį palikau pagal garsą, bet į tą pačią biržę šįryt negrįžo. Jis net neriaumojo, tą tokį tylų baubimą darė. Ir viskas. Tačiau mačiau kitą elnį. 4-6, manau, koks 4 metų selekcinis ir gan arti, bet nežinau. Kažkodėl aš nepaspaudžiau gaiduko. Negaliu paaiškinti kodėl, bet šį paleidau. Tai va, tai tokia šio ryto medžioklė. 15 diena, paskutinis vakaras mano 2 savaičių medžioklės nuotykyje. Šį rytą aš nesumedžioju elnio, bet sumedžioju kitas kolega ir išnaudojom paskutinį limitą Satkūnų miške. Tai dabar persikeliam į Mikaičių mišką, bandysim
Bandysim pažiūrėti, kas čia vyksta. Kolega anksčiau čia yra buvęs, nieko ypatingo mūsų plotuose neaptiko, bet kągi, paskutinis vakaras, reikia kažką pabandyti. Oho, paslipa mūsų. Čia. Artėja, bet aš dar jau nematau. Pamagaus artėja. Palaukim. Dabar jam reikia leisti ateit pas mus. Tėvas pradeda mūsų ieškoti. Nesulaukęs atsakymų, turėtų pradėti agresija. Tai kur tu? Jis mūsų ieško. Greičiausiai. Tikiuosi išlys mūsų ieškoti. Dar nepasirodė. Ten kažkas čia. Jau čia atėjo. Na kągi, paskutinis vakaras baigėsi. Nieko nematėm, bet užtat girdėjom įspūdingus balsus. Buvo to biržė, kur sėdėjom, pavyko gan arti prisitraukti du elnius. Vienas tikrai įspūdingų balsų. Jeigu ne tas įspūdingų balsų, aš manau, tą jaunesnį galbūt netgi pavykę išsitraukti biržę, nes jis jau buvo visai šalia mūsų, dar kaimyninėse plotuose ganėtinai gerų balsų vienas remoja, taip kad nors nieko nemačiau, bet vakaras tikrai pavykęs, pavyko pasišnekėti, paprovokuoti elnius, išgirsti nuostabių balsų, taip kad vakaras tikrai pavyko. Bandysiu gal dar rytoj ryte čia sugrįžti, pasižiūrėti, nes mūsų plotuose tikrai yra įspūdingo balsų savininkas, nežinau, gal pavyks jį pamatyti. Taip kad šiam vakarui tiek reikia skubėti ilsėtis. Paskutinė mano 2 savaičių nuotykio medžioklė, paskutinis rytas. Visgi persigalvojau, nevažiuosiu į tą tolimesnį mišką gaudyti elnių, pabandysiu, gal pavyks pasigauti patelę. Tad grįžau į Satkūnų mišką ir pabandysiu palaukį pasigauti patelę. Žiūrėsim, kaip man šiandien seksis. Paskutinė medžioklė baigta. Mano planas nepavyko. Tą paloką, kur aš ketinau važiuoti, buvo jau suarta ir ten buvo jokių gyvūnų. Aš greitai persikėliau į Tečio kopėčius. Čia tik mačiau keletą stirnų. Nieko daugiau. Bet kolega šovė į elnio patelę. Jis yra puikus šaulys, tad jo taiklių šūvių nebejojau. Ir manau, šiandien dar turėsim šiek tiek pasidarbuoti, kol sutvarkysim tą patelę. Na ką, po geros valandos paieškų ir kraujo sekimo pavyko mums surasti šitą elnio patelę. Ir ką, viskas, dabar laukiu, kol ištraukti iš miško, kol ją parsiveš ir dorosim. Daugiau ir mano paskutinį
paskutinis įrašas šio sezono metu. Kągi, ačiū šitam miškui už visą savo gerybės ir visus nuotykius, kuriuos man suteikė. Šitas sezonas baigtas. Kągi, iki pasimatymo kitam sezone. Na kągi, štai ir baigėsi mano 2 savaičių nuotykis gaudant elnius. Esu pavargęs, esu laimingas ir esu dėkingas už visus tas nuostabias akimirkas, kurias teko patirti Joniškio miškuose. 2 puikūs trofėjai, gausybė puikių akimirkų, ko daugiau galima norėti iš puikaus elnių sezono. Noriu padėkoti savo draugui ir kolegai Mindaugui už draugystę, už kompaniją medžioklių metu. Ir noriu padėkoti savo tėčiui už vertingus patarimus, jo neįkainojamą patirtį ir pagalbą sunkiais momentais. Tai šis sezonas baigtas. Jeigu jums patiko šis mano nuotykis, prašau pasidalinti šiuo video. Jeigu paspausite patinka mygtuką, laikysiu tai kaip paskatinimu grįžti kitą sezoną ir padaryti naują video. Kągi, šiam kartui tiek. Pasimatysim kitam sezone ir medžioklė vėliau.